mokomės vaidinti su realybe. Подожди, наступающим. Семейные жизни. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Broliai seserys, sveikinu šiandieną susirinkusius iškilmėms ir šiandieną šioje bažnytėlėje prie šio altoriaus Arnaldas ir Jurgita pažadės viens kitam meilę ištikimybę iki pat mirties. Aš tikiuosi, kad jūs susirinkote šiandieną čia ne iš smalsumo, bet trokšdami malda lydėti šią šeimą, lydėti ir prašyti viešpatės, kad viešpats Dievas gerą darbą pradėjo šioje bažnytėlėje ir užbaigtų paskutinę mūsų gyvenimo dieną. Tad sveikinu šiandieną Arnaldą ir Jurgitą jūs šiuose Dievo namuose. Žinau, koks ilgas ir sunkus buvo kelias iki šito momento, kada jūs žengėte šiandieną čionais. Manau, kad viešpats Dievas matė jūsų pastangas, užsispyrimą, kurti šeimą, kuri patinka viešpačiui. Tegul viešpats dabar ją laimina savo. Arnaldai, Jurgita, visa bažnyčia kartu čia susirinkusieji džiaugiasi su jumis, iškilmingai jūs pasitinka, jūsų artimieji, jūsų vaikai, jūsų patys brangiausi žmonės, jūsų draugai. Ir šiandien visokių gyvenimo davėjų Dievo Tėvo akivaizdoje sudarysite šventą sąjungą visam gyvenimui. Tad tai išklauso jūs viešpats, tai išklauso jūsų džiaugsmo dieną, tegul remia jūs iš aukštybių,
te padeda jums išpildyti visus troškimus ir tegul išklauso šiandieną jūsų maldas. Meldžiuosi už jus. Melskimės. Išklausyk Viešpatie mūsų maldavimus ir ančių savo tarnų Renaldo ir Jurgitos išliekim savo malonius gausą, kad tai kaltorius sujungs, te stiprins jų tarpusavio meilę. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Kviečiu visus draugus ir artimuosius atsisėsti. Dabar kviesiu Renaldą ir Jurgitą pradžiai. Renaldas atsisės, Jurgitą kviesiu taip pat altorius. Jurgita yra išrinkus šiandieną savo skaitinį, kurį paruošus yra mums. Dievas tarė, padarykite žmogų kaip mūsų paveikslą, į mūsų panašus. Tegul viešpatauja jūros žuvims, padangių sparnuočiams, gyvuliams, visai žemei ir visiems ropliams ant žemės. Taigi Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, sukūrė jį kaip Dievo atvaizdą. Vyrų ir moterį sukūrė juos. Dievas palaimino juos, sakydamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, apgyvenkite žemę. Užvaldykite ją ir viešpataukite jūros žuvims, padangiams, sparnuočiams ir visiems žemės jungiančiams gyvuliams. Dievas apžvelgė viską, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų pamatė, kad tai buvo labai gera. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Laimingas žmogus, kuris viešpaties bijo. Laimingas žmogus, kuris viešpaties bijo. Laimingas esi, kad Dievo bijaisi, kad laikais jo parodyto kelio, savo darbo vaisiais maitinsies, būsi laimingas ir pertekęs visko. Laimingas žmogus,
Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, aš kalinys Viešpatyje raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti su visų nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybė, palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergikite dvasios vienybę, taikos ryšiais, vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, prieš visus ir visose. Tai Dievo žodis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jūs žemės druska. Jei druska nustotų surumo, kuogi reikėtų pasūdyti, jiem niekam netinka ir belieka išberti žmonėms sumindžiuti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia jokių degančių žiburio, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems žmonėms, kurie yra namuose. Taip tai šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau. Ar atkreipė dėmesį labai simboliškas šiandieną mūsų jaunavedžių buvimas bažnyčioje, tarsi kartu, bet šiek tiek ir atskirai. Tarsi bažnyčios priekyje, bet dar ne kartu, dar ne šalia vienas kito. Bet šiandien mes tikime ir meldžiame šiandieną visi čia susirinkusieji, kad tai, ką pažadėsite, tai, kad tarsite Dievo akivaizdoje, Viešpats Dievas ne tik išgirstų, bet ir nuspauduotų. Šventoji dvasia duotų jums jėgų ir ištvermės įgyvendinti priesaikos žodžius, kuriuos šiandieną tarsite vienas kitam, sakydami, kad aš pasižadu, aš prisiekiu visada būti tau ištikimas. Kai vargas lydės ar vargas, kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar lygos sujungs, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Šie žodžiai yra patys stipriausi žodžiai, kuriuos jaunieji tarė vienas kitam. Kunigas, kaip ir jūs, esu tik tais liudytojas, nes santuokos sakramentą šiandieną čia mūsų akivaizdoje sudarys Renaldas ir Jurgita,
patys tardami tus žodžius, prašydami ir ištvermės, ir ištikimybės, ir meilės iki pat mirties. Ir manau, kad pati didžiausia dovana, ką gali duoti žmogus kitam žmogui, tai yra būtent tos santuokos žodžiai ištarti, kuriuos girdėsime šiandien. Atiduodame santuokos žodžiais ne ką kitą, bet save kaip brangiausią, kaip didžiausią dovaną atiduodu save kitam žmogui, pasitikėdamas, kad kitas žmogus mano brangiausią dovaną priims ir kartu save man kaip dovaną dovanos. Tai yra mums viešpaties palaiminimas. Kada tarime šitus žodžius, mes patys tampame ne tik tai dovana vienas kitam, bet tampame ir palaiminimu. Ir šiandienos Evangelijoje specialiai išrinkau šią vietą, nes jinai man labai gražiai skamba ir galbūt labiausiai tinka Jurgitui ir Renaldui, kuriuos pažinau per šios metus, teko nemažai bendrauti, nemažai praeiti, kad šita pora galėtų būti čionais. Ir labai gražų žodžiai, kuriuos girdime šiandieną, Jėzaus žodžiai skirti jums. Jūs žemės druska. Šiandieną jums skirti šitie žodžiai. Jūs pasaulio šviesa. Ir labai gražiai sako, manau, kad čia yra daugybė šitoje bažnytėlėje šeimininkų arba mėgstančių gaminti, kad jeigu mes neturime druskos virtuvėje, tai praktiškai visi mūsų prieskoniai kaip ir nelabai reikalingi. Druska reikalinga tam, kad duotų skonį maistui. Bet Jėzus sakydamas, jūs žemės druska, kreipėsi į jūs, kad sudarė šeimos gyvenimą, taptumėte druska šiems žmonėms, kurie yra šalia jūsų. Savo vaikams, savo artimiesiems, tiems žmonėms, kurie yra šalia jūsų. Taptumėt druska, taptumėt skonį teikiančių prieskonių jų gyvenimą. Ir manau, kad jūsų tarpusavio santykis, jūsų ryšys su Dievu, jūsų malda viens už kitą, už savo vaikelius, už pačius brangiausius žmonės, jūsų gyvenimas gali ir turėtų būti ta druska, duodanti skonį kitiems, duodanti gyvenimo skonį. Ir Jėzus tarė šiandien jums, jūs pasaulio šviesa, neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Kada mes tikėjime, išgyvenam tam tikras patirtis, Renaldas priėmė sutvirtinimo sakramentą, šiandieną abudu jaunavedžiai, Renaldas ir Jurgita atliko išpažintį prieš santuoką. Tai yra būtent ta šviesa, kurią kiekvieną šiandieną viešpaties esate apšviesti. Ta šviesa, kurios nieks iš jūsų netims. Ta šviesa, kuri visada gyvenime bus jums atskaita. Šviesa, kuri duos jėgų ir džiaugsme, ir varge, ir sunkumuose, ir kasdieninėme gyvenime, kasdieninėje rutinoje. Šviesa, kurią šiandieną dovanoja jums viešpats. Tik tais paraginimas jums, padrąsinimas jums, nenustoti šviesti. Nenustoti prašyti viešpatės tos malonės šventosios dvasios, kurios šiandien prašome. Nenustoti prašyti tada, kada išeisime iš bažnyčios, kada pamiršime galbūt šią vestuvių, arba primiršime šią vestuvių dieną, vestuvių puotą, kurią laukia jūsų kiekvieną šį vakarą. Atsimintume ir prašytumėt viešpatį, padėk man būti tą šviesą. Persmelk mane, mano visus netobulumus, kad tapčiau šviesa tavo akise, žmonių akise. Tad ir šiandien, matydamas jūs, besijaudinančius, galiu tik tais dėkoti Dievui, kad viešpats Dievas šiandien drąsina jūs kiekvieną, skirtingai, bet drąsina būti tą žemės druska ir pasaulio šviesa kitiems. Tegul viešpats Dievas šiandieną gerą darbą pradėjęs, mūsų maldų palaikomi, tą darbą ir užbaigia. Amen. Kviečiu atsistoti. Manau, pats gražiausias laikas jums dabar viens prie kito ir priartėja. Brangieji sužadėtiniai,
Jūs atėjote į Dievo namus, kad bažnyčios liudytojo ir čia esančių liudytojų akivaizdoje viešpats Dievas užantspauduotų jūsų nutarimą susituokti. Anksčiau Kristus Krikšto sakramentu jums suteikė pirminę ir būtiniausią išganimo malonę. Jūs paskyrė šventam gyvenimui. Šiandien santuokos sakramentu jūs sustiprins amžinai tarpusavei meilei ir ištikimybei tesėti bei kitoms garbingoms sutuoktuvių pareigoms atlikti. Tad bažnyčios vardu kiekvieną klausiu apie jūsų pasiryžimus. Kad girdėtų jūs artimieji, nes aš tai tikrai girdėsiu. Jūs jau tą man sakėte, tai aš esu ramus dėl to. Renaldai, ar esi rimtai galvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę? Esu. Taip. Jurgita, ar esi rimtai apgalvojusi, niekiena neverčiama ir tikrai pasiryžusi tikėti už šią savo sužadėtinę? Taip. Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti? Taip. Taip. Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir bažnyčia? Taip. Taip. Te suteikia jums viešpat savo malonės, kad tai, ką pažadate, būtų jūsų šeimos gyvenimo pamatas. Kadangi ryžtate sudaryti šventą vyro ir moters sąjungą, paduokite vienas kitam dešinę ranką, atsisukite vienas į kitą ir Dievo bei bažnyčios akivaizdoje vienas kitam prisiekite. Dabar mes turėsime civilinę santuokos priesaiką ir paskui Renaldas ir Jurgita turės bažnytinę santuokos priesaiką. Renaldai, kartuok paskui mane. I declare That I know of no legal reason of no legal reasons why why I, Renaldas Japkevičius, I, Renaldas Japkevičius, may not be joined in a marriage to Jurgita. Jurgita Jakubauskaitė. Jurgita, kartuokime paskui mane. I declare that I know know of no legal reason why I, Jurgita Jakubauskaitė, Jurgita Jakubauskaitė, may not be joined in the marriage to Renaldas Japkevičius. Renaldas Japkevičius. I, Renaldas Japkevičius, I, Renaldas Japkevičius, take you, Jurgita Jakubauskaitė, Jurgita Jakubauskaitė, to be my wedded wife. to be my wedded wife. I, Jurgita Jakubauskaitė, I, Jurgita Jakubauskaitė, take you, Renaldas Japkevičius. Renaldas Japkevičius, To be my wedded husband. Sunkiausias darbas padaryti. Jo. Tarkime bažnytinę priesaiką. Aš, Renaldas, imu tave, Jurgita, į savo žmonas ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Laimė lydės. Ar vardas suspaus, kai sveikata atvers, ar negalios tvers, vis prisiekiu visada būti tau
Visą gyvenimą būti tau ištikimu. Mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Te padeda man Dievas. Reikės padėti. Aš Jurgita. Aš Jurgita. Imu tave Renaldai savo vyru. Imu tave Renaldai savo vyrus. Ir prisiekiu visada būti tau ištikima. Ir prisiekiu būti tau visada ištikima. Kai laimė lydės. Kai laimė lydės. Ir vargas suspaus. Ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers. Kai sveikata atvers. Ar lygos suims. Ar lygos suims. Visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Tave mylėsiu. Visą mylėsiu. Ir gerbsiu. Ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Šia jūsų priesaika duota bažnyčios akivaizdoje te stiprina Dievas savo malonę ir dosniai jūs te palaimina, kad Dievas sujungia, žmogus te neperskiria. Būkite toliau nepabėgti. Padėjai mano, čia manęs. Dabar palaiminsime šios žiedus, kuriuos vienas kitam įteiksite kaip savo meilės ir ištikimybės ženklą. Te laiminu jūs, Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Renaldai Jurgitos žiedai. Ne savo tik. Jurgita, imk šį žiedą. Jurgita, imk šį žiedą. Mano meilės ir ištikimybės tau ženklą. Mano meilės ir ištikimybės ženklą. Vardan Dievo Tėvo. Vardan Dievo Tėvo. Ir Sūnaus. Ir Šventosios Dvasios. Amen. Nepasistengsiu. Jau pradedat šeiminišką gyvenimą, nes vienas kitam pradedat pagelbėti. Renaldai. Renaldai. Imk šį žiedą. Imk šį žiedą. Mano meilės ir ištikimybės tau ženklą. Mano meilės ir ištikimybės ženklą. Vardan Dievo Tėvo. Vardan Dievo Tėvo. Ir Sūnaus. Ir Šventosios Dvasios. Amen. Kažkaip greičiau. Dabar kviečiu tapusi šeima, vyru ir moterimi pasibučiuoti, o mes plojimais pasveikinti. Pavarys. Dabar kviesime jaunųjų, pirmuosius, melstis kartu už šios jaunavedžius, prašyti jūsų šeimai reikalingos Dievo palaimus ir malonės, kad Viešpats Dievas visuomet jūs lydėtų ir laimintų. O mes visi kartu, atsiliepdami bendrą maldą, pritardami maldos atliepams, atsakykime, meldžiam tave Viešpatie. Visi kartu. Meldžiam tave Viešpatie. Gerasis Dieve Tėve, šiandien apdovanojęs Jurgitą Renaldą santuokos sakramentų malonėmis ir toliau jiems teik įvairiopą dvasinį palaimą ir kūno gerovę. Meldžiam tave Viešpatie. Kai Galilėjos Kanos vestuvėse jaunavedžiai patyrė gelbstintį Kristaus gerumą, taip laimink ir šiuos santuoktinius ateities bandymus. Meldžiam tave Viešpatie. Padėk šiems sutuoktiniams šventai ir vaisingai vienas kitą mylėti, santuokoje gyventi ir vienas kitam pagelbėti, kad savo krikščioniško gyvenimo galėtų pasauliui liudyti Kristų. Meldžiam tave Viešpatie. Dieve, padėk ir visiems krikščionims kasdien vis labiau tobulėti, o gyvenimuose sunkumuose gausų tavo gelbstinčių malonių patirti. Meldžiam tave Viešpatie. Tegul Viešpatie
viešpats išklauso šias mūsų maldas ir te dovanoja tai, ko mes prašome šiandieną per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ir galėtume sakyti, jau lygtai viskas ir padaryta. Priesaika pasakyta, jaunieji pasipuošė žiedais, bet aš prašysiu juos atsiklaupti ir priimti šiandieną jums skirtą palaiminimą. Atsiklaupkite ant pirmo laiptelio, bus patogiau jums. Aš melsiuosi šiandieną laimindamas jūs, laimindamas kaip vyrą ir moterį, ir prašysiu viešpaties jums reikalingų malonių, o jūs, artimieji, čia susirinkusieji, ištieskit rankas ant šių jaunavedžių, laiminkit juos šią jų gyvenimo dieną, paduokite vienas kitam ranką taip pat jūs, jau nepaleiskite šios rankos. Gerą darbą pradėję, nepaleiskite šios rankos vienas kitam. Ir kaip kalbėsiu palaiminimo maldą, tai jūs kiekvienas tos žodžius tarkite už šią šeimą. Tarkite, kad viešpats Dievas šiandieną ypatingų būdų prisiliestų prie jų, o šventoji dvasia suteiktų jums reikalingų malonių jūsų šeimos gyvenimui. Meldžiuosi ir laiminu jūs. Dieve, tu savo galybę visą iš nieko sukūrei ir pasauliui išmintingus kelius nužymėjai. Sukūrei ir žmogui save panašų, sukūrei vyrą ir moterį ir paskelbėjai, kad jiedu jungsis į neišardomą šeimą ir drauge kur savo laikiną ir amžiną likimą. Dieve, šventąjį santuokos ryšį tu pakėlei į sakramento garbę, kad jis vaizduotų tyrą ir vaisingą Kristaus ir bažnyčios meilę. Žmonijos aušroje jis įsteigęs vyro ir moters sąjungą, Dieve, tokią palaimą apdovanojai, kad nė žmonių kaltės jos nepanaikino. Pažvelk dabar meilingai iš juos jaunavedžius, trokštančius tavo palaimos. Siųsk jiems šventosios dvasios dovanų, įliek savo meilės į jų širdis, kad santuokoje būtų vienas kitam ištikimi. Papuošk jauną Jurgitą meilumu bei rumumu. Tegu jis savo pavyzdžiui šventąsias moteris, kurių žygdarbių šlovina raštai. Tegul jie visada pasitikė vienas kitu, te gerbė vienas kitą, kaip lygiavertį žemės gyvenimo bendra keleivį, pašauktai tavo malonę ir šventumą. Tegul vienas kitą taip myli, kaip Kristus myli bažnyčią, o bažnyčia Kristų. Karštai meldžiame šiems sutuoktiniams viešpatie tavo malonės, kad jie visuomet vienas kitam meilūs ir ištikimi pasiliktų, o kitiems žmonėms duotų skaistaus gyvenimo pavyzdį ir Evangelijos įkvėpti garbingai liudytų Kristų. Suteikim žemėje garbingą amžių, o danguje nesibaigiančią laimę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen. Ir visi kartu, kaip viena Dievo šeima, melsdamiesi už šią šeimą, jauną šeimą, viešpatės akivaizdoje, sudarytą šeimą, kreipkimės į dangiškai Tėvą tardami. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Palinkėkime vieni kitiems ramybės. Vienas kitam palinkėkime. Ramybės. Ir dabar
ruošiamės švenčiausio sakramento priėmimui. Galime atsiklaupti visi. Praėjom. Labas, misija Apkevičius. Štai Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlių puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitumė mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks. Kristus kūnas. Kristus kūnas. Ir tyloje melskite su savo šeima. Pasistiprinę Viešpatie prie tavo stalo, meldžiame malonės, kad santuokos sakramentą šiandien priimusieji visada laikytųsi tavo kelio ir žmonėms skelbtų tavo šventąjį vardą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpats su jumis.
mumis. Ir su tavimi. Te palaiminus visagalis, Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydys visus viešpaties malonė, ramybė, o šiandieną ypatingas džiaugsmas dėl šios šeimos. Dėkojame Dievui. Plojimais pasveikinti. Viską kaip išbandymus, bet palikite juos kartu. Davai, gražuolė. Kiek save prisimenu, visą savo 22 metus norėjau pamatyti mamą vestuviniai sukneliai. Jūs atrodo tam pinkiolė, nu. Tai pagaliau tos dienos sulaukiau ir linkiu, kad tau tiesiog visi šitie metai būtų patys geriausi ir kad jūs mylėtumėt vienas kitą ir gerbtumėt ir visko ko tik geriausia jau. Aplodismentai, viskas ko geriausia! Hey! Yra auksinė taisyklė. Vieną palietus būtinai sugrąžinti atgal. O dabar linkėjimai. Čia nuo mūsų 3. Wow! Žiūrim, aplodismentai, aš nežinau, kas jau. Wow! O
О май год. Ложись. Čia kažkas bus. A ne? Geras skėtis. Galima daugiau tokio skėčio. Oh my god. Geras zontikas, a ne? Tad priimkite šitą skėtį kaip apsaugą nuo audringų gyvenimo vingių. Ir lai laimė jums atnešosios šios skėčio lašai, kad meilė ir santarvė gyventumėte ilgai. Sveikinu jums. Biškį nedamatai ir nedagirdi. Labai gera santuoka gal. Mikrofoną mes to ir linkim jums. Su jūsų Jana. Nu, ploja, mes atsidėme čia. Nu, na. Afrik Simon. Drums, Dalby. Simpliau, davai, Antena. Ten daug yra būgnų, žiūrėk, ten krūgo būgnų. Mūsų visi. Eina, tėti, nuosak. Labai gerai. Būčiau perėtystų, davai toliau. Kis. English, go. Lama. Kis, aplodismentai. Bravo. Ode.
praneš, kad mes turim vieną problemą. Nuotaka prapuolė. Kur nuotaka? Liudininkai, профукат. Ага. Моя жена с заложницей. Все. Хочешь обратно свою жену? Верни мою. Ты попал. Ребят, какая-то свадьба свингеров, блин, я вас умоляю. Как, я же тебе говорил, у меня твоя будущая жена, так что если не вернешь, не получишь ее. Ладно, конфеты получишь. Конфеты и жена. Я знаю, что ты любишь сладкое, так что конфеты на жену. Dabar tu turėsi išsipirkti žmoną. Jau derisi. Так все, согласен? Давай, все. А что? На это после А что, не сильно, что все говорят? Не фонтанчик, приходится. А что это переход всем салон? Другам? Когда ты весен, приеду по этапу, мам. Шейма? Вот так, Шейма. Šeima, visi šeima. Ačiū Jums, kad Jūs atvažiavo. Nepasididžiavo. Manau, kelionės ilgos, sunkios. Svarbiausia buvo šią svarbę dieną su mumis. Svarbiausia. Aš pakelčiau Jūs visus. Pakelčiau Kostą, kiekvieną. Aš Jūs sveiki. Ačiū!
Krenta. Virsta. Baikit. Atsargiai. Irgi to nesiliaudėk šipsoti. Krenta, Renaldai gaudė. Į burną. Į burną. Iškart Į burną. Valgykit. Viens kitą. Viens kitą. Viens kitą.